Yra negerai, kad visuomenėje, ne tik Lietuvoje ir ne tik Europoje, bet visame pasaulyje suformuota nuomonė, kad kaip esame įpratę gyventi, kokią dienotvarkę savo suformuojame, tai yra tokia tiesa, kurią mes priimam ir sakom, kitaip mes gyventi negalim. Netgi ir save priskiriam vienam ar kitam tipui, taip vadinamoms pelėdoms arba vyturiams. Įdomi yra tiesa, kad jauniems žmonėms, tai yra 16-30 metų, dažniau būdingas yra pelėdos tipas. Senatvėje netgi užkietėjusi pelėda gali pradėti keltis, tarkim, 5 val. Ryto ir virsti tikrų vyturių. Pelėdos dažniau kenčia nuo hormoninių sutrikimų, pavyzdžiui, diabeto, skrandžio opaligės, onkologinių lygų, ką konstatuoja ne tik teorinė ta dalis, empirinė, bet kartu atlikti rimti klinikiniai tyrimai pateikia išvadas. Tuo tarpu vyturių labiau pažeidžiama yra širdis. Ir tai galime pagrysti dėl to, kad vyturiai pabudę anksčiau, jie kimba į darbus, yra aktyvūs. Reiktų prisiminti, kad būtent ankstyvoji rytinė dalis yra susijusi su tam tikro hormono kortizolio padidėjimu ir su didesnė rizika išderinti širdelės veiklą ir būklę. Ir todėl ryte pabudę anksčiau vyturiai turėtų 1 ar 2 valandas skirti meditacijai, apgalvojimui dienos planų, lėtesniems procesams, tik vėliau įjungti tą aktyvę savo darbo dalį. Vyturiai, kurie priversti dirbti naktimis, juos dažniau kamuoja imuniteto problemos, tai yra dažnesnės peršalimo lygos, o pelėdos tuo tarpu nuskriaudžia save, sumažindamos pagrindinio naktinio hormono melatonino, tai yra mūsų antioksidanto kiekį ir sutrikdydami neurohumoralinę reguliaciją. Taigi tie tipai, pelėdos ir vyturiai, yra daugiau suformuoti mūsų socialinių aplinkos faktorių, mūsų įpročių ir vis tik endokrininė sistema turi savo ritmą, ji orientuota į visatos dėsnius, į nakties dienos pokyčius, į šviesos ir tamsos pokyčius ir aišku, kad visi organai priklausydami nuo endokrininės sistemos, jų veikla, jų funkcijos turi savo atskirus laikrodukus. Aišku, mes atmesdami tą idėją, o priimdami tik suformuotą idėją pelėdos ir vyturiai, turime tokią kabutėse galimybę inicijuoti daugybę lygų. Vis tik tipas vyturiai yra tinkamesnis, daugiau ir tampriau susijęs su visatos dėsniais, su visa aplinka ir aišku turi teigiamą įtaką mūsų sveikatai ir pirmiausia mūsų endokrininiai sistemai ir pagrindiniams hormonams. Ar gali pelėdos tapti vyturiais, o vyturiai pelėdomis? Man atrodo, kad tai yra labai sunku. Tai yra tikrai nelengva, bet tikriausia nereikia norėti to tokio šuolio, kada mes, būdamos pelėdos, pradėsime gultis 3-4 valandom anksčiau, tikriausia nelabai reali situacija. Reikėtų palaipsniui ankstinti atsigulimo laiką, nors po 20 minučių ar po pusvalandį ir kelių mėnesių ar galbūt net ir pusmečio laikotarpyje mums pavyks paankstinti tą atsigulimą. Aišku, turėsim jau dalinę teigiamą įtaką ir endokrininiai sistemai, ir hormonų cirkuliacijai. Savaime suprantama, kad mūsų kiekvieno ta autonominė cirkadinė dalis ir autonominis ritmas yra susijęs ir su tam tikrais genais. Tai yra žinoma ir tai yra taip pat konstatuota mokslo, tačiau dar rimtesnė įtaka yra aplinkos faktorių ir įtaka socialinių faktorių, kurie mus įmontuoja į tam tikrą cirkadinį ritmą ir aišku, grįžti į tą gamtinę dalį, natūralų ritmą yra labai labai sudėtinga. Ar galima pasakyti, kad yra tam tikra amžiaus grupė nuo tiek iki tiek metų žmonės, kurie labiausiai jaučia gamtos ritmus? Taip, gamtos ritmus jaučia labiausiai kūdikiai, ypač aktyvus yra jų melatoninas ir didelė koncentracija. Ir kita pusė, tai yra būtent senoliai, kurie taip pat labai jautriai reaguoja į nakties dienos pasikeitimą ir su to pačiu hormonu irgi susiję, nes praktiškai sumažėja melatonino koncentracija senatvėje 20 kartų, 30 kartų lyginant su kūdikio melatonino koncentracija. Senoliai, kaip ir minėjome, jie dažniausiai ir būna vyturiai, o sakykime, kūdikiai, vaikai iki 1 metų, jų miegojimo ciklas ir ta dalis paros laikotarpiai yra daug ilgesnė negu kad vyresniam amžiuje. Ar turi įtakos mūsų sveikatai vasaros ir žiemos laiko valandos persukimas?
Sutikime, kad turi. Galbūt ne kiekvienas taip jautriai reaguoja į tą posūkį valandos, bet savaime suprantama, kad vidiniai procesai, endogeninė mūsų visa struktūra nesupranta to posūkio valandos. Ypatingai tos jautriausios grupės, tai manyčiau tie patys senoliai arba vaikai dar jautriau reaguoja negu normalaus amžiaus atstovai, dėl to, kad jų adaptacija yra geresnė negu kad šitų įvardintų pirmųjų grupių, tiek senolių, tiek mažylių. Viskas priklauso taip pat ir nuo adaptacinių procesų. Ir kol esam tamprus, darbingi, tai adaptuotis ir prie pasikeitimų, ir prie tų pačių ilgos trukmės kelionių į kitas laiko zonas irgi lengviau galim negu kad tie, kurie turi tą adaptacinį procesą sutrikusi arba patenka į tas amžiaus grupės, kur adaptacija, tamprumas yra jau netokio aukšto potencialo, kaip kad jaunimo. Tai kaip mes save sugadinam? Ar dėl to, kad negyvenam pagal gamtą? Mūsų endokrininė sistema išeina dėl to iš rikiuotės. Tikrai taip. Mes esam gamtos dalis. Mes turėtume lygiai taip pat pagal tuos pačius dėsnius gyventi. Sutemo, mes jau turime miegoti. Prašvito, mes turime keltis ir darbuotis. O mes pakeičiame praktiškai mūsų visą tą dienos nakties ciklą, paverčiame dieną. Tai yra naktį turime šalia kompiuterius, turime televizorius plačiaekranius ir turime tikrai kiekvienam kambarį po atskirą televizorių. Inicijuojam padidintą oksidaciją su įvardintais instrumentais, aparatais ir tuo pačiu, aišku, oksidacija tai yra šviesa, diena. Ir natūralu, kad mūsų endokrininė sistema nesupranta šitų pokyčių. Ji turėtų cirkuliuoti ritmiškai, o joje ir visuose mūsų sistemose jungiama ištisinė oksidacija, tai yra degimo procesas. Kodėl mes sakome, kad daugelis patologinių procesų yra susiję su padidinta oksidacija. Praktiškai nerasime nei vienos sistemos, kuri nebūtų pažeista ištisinės oksidacijos, tai yra oksidacinio streso. O su netvarkingu gyvenimo būdu mes ir inicijuojam savo greitesnį sudegimą, greitesnį sudylimą ir aišku visą puokštę ligų daug anksčiau pasireiškiančių negu pasireikšdavo senovėje. Galbūt turėjom kitų problemų, neturėjom vaistų atitinkamų, turėjom daugiau infekcinių ligų, bet darbingumas iki gilios senatvės ir stipresnė sveikata tikrai ji buvo kitokia negu dabar. Praktiškai turim degeneracinės ligas ankstyvam amžiaus laikotarpį. Degeneracinės, tai reiškia, jos yra inicijuojančios mūsų sudilimą, sudegimą ir pažaidas įvairiuose organuose. Negalim sakyti, kad vien tik cirkadinis ritmas, gali būti ir ta pati, kaip ir kartuojusi, genetinė dalis, bet mes gal tą genetinę išlendančią ligą galėtume pavėlinti, bet sulaukiam jos anksčiau, kada mes papildomą turim tą neigiamų faktorių puokštę ir išderintą dienos